Labas vakaras, labai džiugu jūs visus čia matyti. Tai šiandien aš trumpai papasakosiu apie du pirmos kartos žydų fotografus, po to peršaksiu prie ketvirtos kartos, tiesiog trumpai mano mėgstama menininkė, o į tą tarpą, tai va tiesiog surašiau pavardės, kam įdomu. Tai va čia tas, kas man atėjo į galvą, tai galėtumėt pasižiūrėti. Ir pabaigai papasakosiu apie Davidą Golbatą, bet ne apie jo meną, kadangi apie meną šį kartą čia daug pasakota ir visa paroda, bet apie mano asmeninę pažintį. Taip, tai Leonas Levsonas gimė Raguvoje 1883 metais neturtingų žydų Džošio ir Šenos Levinsonų šeimoje. Kartu augo dar du vaikai, berniukas Artūras ir įvaikinta mergaitė Rebeka. Levsono anūkas perdavė man senelio memuarus, kai mes buvom susitikę, tai dėl to aš turiu daug daugiau žinių apie jo vaikystę, negu, pavyzdžiui, palyginus su Weinbergo, su sekančiu fotografu, apie kurį pasakosiu. Tai iš tų memuarų galima daug sužinoti apie jo vaikystę Lietuvoje. Užrašai prasideda nuo to laiko, kai jam buvo 8 metai ir jis pradėjo lankyti Hederį. Levsonas detaliai ir su didelė meilė aprašo gimtąjį miestelį Raguvą. Vieną dieną sinagogoje Leonas sutiko meistrą, tvarkantį ir valantį jos dekoro elementus, o vėliau, netitraukdamas akių, stebėjo atgaivinamus raižytus medinius gyvūnus. Jau tada Leonui kilo daug klausimų apie vaizdinio, regėjimo ir spalvų prigimtį. Kitą kartą pakeliu į sinagogą jis sutiko keliaujantį dailininką, jauną vyrą smailę raudoną barzdą. Dailininko tapomas paveikslas Leoną visiškai pakerėjo, bet to tasai išvykdamas dar ir padovanojo berniukui pirmąjį jo gyvenimą pieštuką. Tada, kaip teigia pats Levsonas, jis ir susidomėjo dailę. Levsonas pradėjo rinkti pakavimo popierių, peiliuku sukonstravo kažką panašaus į stovą, vinutėmis pritvirtino kartono gabalą ir pradėjo piešti. Leono tėvas supirkinėjo ir pardavinėjo linus, bet tai nebuvo labai pelningas verslas, todėl šeimoje vis dažniau pasigirsdavo kalbų apie kelionę į Pietų Afriką, kol vieną dieną tėvas sutaupė pakankamai pinigų brangiai kelioniai ir su viltimi gerai užsidirbti išvažiavo. Tai buvo įprasta tuo metu praktika. Tuo tarpu Leono motina, norėdama suteikti sūnui geresnės gyvenimo perspektyvas, nusprendė nuvežti berniuką į Kauną, pas savo giminės. Prisimindamas kelionę į Kauną, Levsonas su meile aprašo lietuvišką gamtą. 1896 metais Leonas buvo paskirtas fotografo mokiniu Kaune. Kadangi buvo gabus piešimui, lengvai išmoko retušavimo amato ir taip susitaupė lėšų tolimesniam mokymuisi. Dirbdamas fotografo pagalbininku, įgijo nuoseklius šios profesijos pagrindus ir sukaupė išsames praktinės fotografijos technikos žinias. Tais laikais dar buvo naudojamos šlapio kalodijaus plokštelės, fotografas pats turėdavo įjautrinti popierių, o pozuotojas būdavo pritvirtinamas prie kėdės, kad nesujudėtų per būtiną ilgą ekspozicijos laiką. Visą tą laiką Levsonas lankė ir vakarinės dailės pamokas. Tuo metu Leonas gavo laišką nuo motinos, pasakojantį, kad jo vyresnysis brolis Artūras nusprendė važiuoti į Pietų Afriką. Deja, po kelių dienų jį pagavo policija kaip žmogų, besislepiantį nuo kariuomenės prievolės ir keliaujantį be paso, todėl sugrąžino namo. Tiesiog norisi pasidžiaugti, kaip gražiai susijungia, ką tik papasakojo apie tą visą kelionę. Ir dabar būtent taip tas ir buvo. Vis dėlto, pradirbęs apie metus, Leonas susiginčijo su savininku ir išėjo iš darbo. Nusprendė siekti savo svajonės piešti, jis prisiminė turintis kažkada Raguvoje sutikto keliaujančių dailininko kortelę ir nusprendė važiuoti pas jį į Vilnių. Ir vėl Levsonas su meile aprašo savo kelionę, matytus pro langą Lietuvos kraštovaizdžius ir laukose dirbančius lietuvius valstiečius. Pasirodė, kad anas dailininkas dėstė Ivano Trutnevo vadovaujamo Vilniaus piešimo mokykloje, kur po kelių pokalbių ir bandymų Levsonas buvo priimtas mokytis piešimo ir tapybos. Šiek tiek vėliau, vėl ieškodamas darbo, jis paklausė 3 prabangiai apsirengusių praeivių Vilniuje, kas yra geriausias Vilniaus fotografas, ir išgirdo Serebrino vardą. Tai pas jį ir nuėjo ieškotis darbo. Po 6 mėnesių darbo pas jį Serebrinas, susiruošęs 3 savaitėm į Paryžių, kartu pasiėmė ir Leoną. Ten jie aplankė kelias meno galerijas ir Levsonas, kaip pats prisimena, po truputį, nors žinoma dar miglotai, pradėjo suprasti prancūzų meistrų tapybos didybę. Po kelių mėnesių Levsonas, gavęs laišką iš namų, suprato, kad teks dėja paaukoti svajonę mokytis dailės Paryžiuje. Dėl sergančio tėvo reikės kartu su šeima keliauti į Pietų Afriką. Leonas sesuo Rebeka nusprendė paskui savo gerbėją vykti į Ameriką. Ilgą ir pilną vargų kelionę į Pietų Afriką šeima pradėjo iš Liepojos uosto.
Kaip ir dauguma kitų žydų emigrantų, jie krovininiu laivu atplaukė į Londoną ir apsigyveno rytinėje miesto dalyje, greičiausiai vienoje iš laikinų keliaujančių žydų prieglaudų. Atvykęs, Levsonas greitai susirado darbą Pietų Afrikos lyderių fotografų, kaip apie juos kalbėjo, brolių Dufusų fotografijos studijoje Cape Town'e. 19 metais aplankė giminės JAV, greičiausiai savo seserį Rebeką. Trečiame dešimtmetyje dažnai keliaudavo į Prancūziją, Italiją ir Didžiąją Britaniją. Tapo Didžiosios Britanijos karališkosios fotografijos draugijos narių. Suorganizavo pirmąją modernaus meno parodą Johannesburgą. Tarp pristatytų menininkų buvo Matisas, Pikasas, Markusis ir Brakas. Daugumą paveikslą buvo pasiskolinti iš menininkų ir kai kurios darbus jis pats išrinko jų studijose, kai lankėsi Europoje. Kai lankiausi jo anūko Jonatano Sterno namuose, tai mačiau tą išsaugotą įspūdingą kolekciją. Tai matyt, dauguma tiesiog nukeliavo iš senelio, dukrai, nes jis turėjo vienintelį dukrą, ir gražiai nukeliavo anūkui, tai taip įeini į butą ir taip pirmą kartą, aišku, ten nėra patys žymiausi darbai Picasso, bet vis tiek toks jausmas, kai net vos man atrodo tualete kaba, nes sienų reikia tie darbai. Tik 58 metais jis tapo Pietų Afrikos piliečiu, gavo pasą. Tačiau jau 61 po 2 metų persikėlė gyventi į Londoną. Jis mirė 68 ir palaidotas Marsą žydų kapinėse pietryčių Maltoje. Čia buvo dar viena emigracija jau iš Londono į Maltą. Levsonas pirmiausia buvo studijinis fotografijos meistras. Jis dažniausiai naudojosi klasikinėmis studijinio portreto konstravimo priemonėmis. Fotografijų fonas visada buvo lygus ir neutralus, apranga taip pat paprasta ir nekrintanti į akis. Išskyrus Levsono ankstyvuosius portretus, kur moteris akivaizdžiai pasipuošusios ir rūpėjo parodyti puošnę klientės suknelę. Levsonas buvo puikiai valdęs ir minkštą ir gana dramatišką šviesos ir šešėlių žaismą, naudodavo daug įmantrių, tokio nežiūrėjimo į kamerą būdų ir nusisukus per petį žemyn. Nemažą Levsono studijos klientų dalį tuo metu sudarė Pirmojo pasaulinio karo karininkai. Jie ateidavo nusifotografuoti prieš išvykdami į frontą. Vienas tokių išlikusių portretų yra Pietų Afrikos sunkiosios artilerijos majoro Eugeno Fitzpatricko. Jis prisijungė prie armijos 1914 m. rugpjūtį, įsitraukęs į Pietvakarių Afrikos kampaniją, kai tuometinė Pietų Afrikos sąjunga, veiktame Britų imperinės vyriausybės vardu, įsibrovė ir užkariavo Vokietijai priklausiusią Pietvakarių Afriką, tai yra dabartinė Namibija. Tęsiantis karui, majoras atsidūrė kitoje žemės pusėje ir žuvo 17 metų gruodį Kambrės mūšyje šiaurinėje Prancūzijos dalyje. Nuotraukėje pavaizduotas jaunas patrauklus baltaodis vyras, švariai nusiskutęs, tvarkingai susižukavęs ir apsirengęs karininko uniformą. Tai Levsonui tuo metu būdingo studijinio piktorialistinio portreto pavyzdys, stipriai retušuotas, su išbalintu fonu ir akcentuotais potėpiais. Panašiai dar 19-20 amžiaus sandūroje Vilniuje fotografavo Levsono mokytojas Icikas Cerebrinas. Bet iš tiesų fotografijos sukūrimo kontekstas daug sudėtingesnis. Be puikiai suprantamo kariškio noro kuo gražiau įsiamžinti prieš imantis rizikingos veiklos yra ir dar kai kas svarbaus. Tik prieš metus įsigaliojo baltųjų valdžios inicijuotas čiabuvių žemės įstatymas, stipriai apribojęs juodaodžių teisės valdyti žemę ir privertis daugumą ieškotis darbo kasyklose ar baltųjų gyvenamuosiuose miestuose. O 14 metais tos pačios valdžios buvo nuspręsta plėstis ir į išorę, puolant Pietvakarių Afriką. Taigi šitame baltųjų galios klimate ir buvo padarytas majoro portretas, kuriame žiaurios ekspansijos atstovas pasirodo kaip gražus ir švelnus vyriškis, o jo vaidmuo kertasi su minkštu atvaizdu retušavimu. Levsonas gyvendamas Pietų Afrikoje daug kartų lankėsi Europoje, kaip minėjau, ir iš dalies tapatinasi su vakarų kultūra. Buvo salonų ir klubų narys, todėl nenuostabu, kad greitai perėmė tuo metu vyravusią antropologinį, jau tapusi tradiciją afrikiečių vaizdavimo būdą. Iš karto po Antrojo pasaulinio karo pradėjus keliauti po šalį ir kaimininės teritorijos, Levsonas fotografavo juodaodžius afrikiečius. 47 metais, globuojant Karališką Afrikos draugijai, Londono Foyles meno galerijoje, Levsonas atidarė savo didžiausią parodą apie Pietų Afrikos juodaodžių gyvenimą. Sutikite bantus, besikeičiančių kultūrų istoriją. Parodos katalogo įvade teigiama, kad nuotraukas suteikia įvadą į Pietų afrikiečių bantų gyvenimą šiuo kritiniu plėtros metu, kai jie iš savo senojo primityvaus gyvenimo būdo stengiasi pereiti į vakarų pasaulį.
Visos nuotraukos buvo sugrupuotos į 9 skyrius, siūlant naratyvinį judėjimą nuo tradicinio afrikiečių gyvenimo būdo į, taip sakant, suvakarietintą miestietišką gyvenimą, kartu su jį lydinčiomis skurdo bei vargo problemomis ir užbaigiančių žvilgsnį į ateitį paskutinėme skyriuje. Nors teigta, kad paroda, cituoju, nesistengia atkurti vaizdingos ir mirštančios praeities, o vietoje to parodyti kaleidoskopišką gyvą dabartį, Levsono fotografijos varijavo nuo romantinių, taip sakant, tradicinio gyvenimo būdo ir aprangos stilių vaizdavimo, kontakto su vakarų kultūros fiksavimo iki miestiečių darbo bei būsto atvaizdų. Gausios parodos recenzijos, rašytos prisidengiant universalių humanizmų, atspindi ir tuometinę kolonializmo dvasią. Teigiama, kad, cituoju, ponas Levsonas bantų žmonės pristato tiksliai taip, kaip mato jos kasdienėme gyvenime, sunkumų lydimus ar ne, tam, kad galėtumėme suprasti, jog dėl mūsų rūpesčio ir priežiūros Pietų Afrikoje gyvena šie įdomus ir pilni gyvybės žmonių tipai. Paprastesni už mus, bet taip pat priklausantis žemėje, iš kurios atėjome ir į kurią visi sugrįšime. Vienoje ypač eurocentriškoje recenzijoje netgi stebimasi, kad Levsonas fotografavo juodaodžius, neprengtus plunksnomis ir nedažytus karo spalvomis, todėl sveikina autorių kaip labai modernų. Leonas Levsonas kai kurių tyrėjų yra laikomas ir par socialinės dokumentikos pradininku. Tačiau, mano manymu, jis negali būti be išlygų tai vadinamas, kaip yra įprasta šalies meno diskurse, tam prieštarauja jo sukurti segregacinės politikos šalininkų portretai, afrikanerių nacionalistinių renginių, kaip tarkim šis 1938 metų Pretorijoje švęsto didžiojo treko 100-mečio vaizdavimas, bei aukso ir vario kasyklų vaizdai. Be to yra labai abejotina, kad postkolonializmo kontekste pasiturintis baltaodis gali būti laikomas socialinės dokumentinės atstovų, o ypač jos pradininku. Taip, dabar pereinu prie antro. Eli Weinbergas 1908 metais gimė Liepojoje, Latvijoje, tačiau jo motina Minna buvo iš Rokiškio. Turėjo 2 seseris, Roza ir Rachel. Tėvas Maksimas buvo Talmudo žinovas bei religinės bendruomenės vadovas. Didžioji dalis šeimos žuvo holokausto metu ir ši trauma galėjo paveikti tolimesnį Weinbergo asmenybės bei politinių pažiūrų formavimąsi. 14-18 metais per Pirmąjį pasaulinį karą buvo išskirtas su šeima ir tapo beglobiu. 26 metais susidomėjo fotografiją, uždarbiaudamas kaip asistentas draugo fotografijos studijoje Liepojo. 29 per Londoną išvyko pas dėdę į par. Gretininė migracija. Reikia pakartoti. 30-31 metais susirašinėjo su jaunystės draugė dailininkė Ester Lūrė, tuo metu gyvenusi Rygoje. Šiuose laiškuose yra ir ankstyviausiai žinomi Weinbergo fotografiniai darbai, mažiukai kontaktiniai atspaudai. Nuo pirmųjų dienų Pietų Afrikoje Weinbergas stebina daugumos baltų gyventojų požiūrius į juodaodžius afrikiečius. Netgi jo dėdė, gimęs Rokiškyje, kartais komentuodavo Weinbergo elgesį kaip netinkamą baltam žmogui, sakydamas, kad kiekvienas ekstravagantiškas žingsnis, pavyzdžiui, maudynės upė ar pasivaikščiojimas pėsčiomis, buvo išjuokiamas. Tik juodaodžiai taip daro, nes oficiali nuomonė čia tokia. Ką daro juodaodis, baltaodis niekada neturėtų daryti. Tad ir mano susidomėjimas vietiniais žmonėmis, jų papročiais ir kalba yra daugumai nesuprantamas. Tame pačiame laiške Weinbergas rašė, jog daug skaitydamas tobulina anglų kalbą, mokosi afrikanerių kalbos ir dar norėtų išmokti nors vieną vietinę kalbą, pavyzdžiui, zulų. Vėliau jis išmoko kitą vietinę, sūtų kalbą ir netgi kalėdamas parašė bakalaurinį darbą apie moters įvaizdį sūtų literatūroje. 32 metais Weinbergas įstojo į Pietų Afrikos komunistų partiją. Neproporcingai gausus žydų dalyvavimas komunistų partijos veikloje yra akivaizdus faktas. PAR komunistų partija buvo sukurta iš žydų socialistinių organizacijų. Beveik visi steigėjai buvo žydai, beveik visi partijos pareigūnai, įskaitant pirmininką, buvo žydai. Taip pat akivaizdu, kad šių asmenų įsitikinimai ir veiksmai labai skiriasi ne tik nuo kitų baltųjų šalies piliečių, bet ir nuo žydų bendruomenės propaguojamų nuostatų. Vienintelis klausimas, kurio Weinbergas nenorėjo aptarinėti, buvo socializmo likimas Sovietų Sąjungoje po Antrojo pasaulinio karo. Gulagui, Stalino represijoms, Aleksandro Solženicino persekiojimams jis buvo aklas, nenorėjo tikėti tuo, kas vyksta.
neįtikėjo jis ir žiniomis apie Vengrijos sukilimo malšinimą bei Prahos pavasarį. O jei kas nors prispausdavo, atkirsdavo, kad visa tai yra kontrrevoliucinė propaganda. 76 metais jis turėjo skubiai bėgti į Tanzaniją, kur jam suteikė politinį prieglobstį ir apsigyveno Dar es Salame. 78-81 metais gyvendamas Tanzanijoje, Vainbergas su žmona nemažai keliavo. Sprendžiant tik iš jo siųstų atvirukų anūkui Markui, jie buvo aplankę Paryžių, Budapeštą, Hararę, Adis Abebą, Romą, Belgradą, Londoną bei Amsterdamą. Eli Vainbergas mirė 81 metais nuo širdies smūgio, palaidotas Morogoro kapinėse rytų Tanzanijoje. Vainbergas taip pat mėgo bei užsidirbo pragyvenimui darydamas studijinius portretus. Jis buvo sukūręs ne vieną Mandelos portretą. Šioje 61 metų fotografijoje vaizduojamas dar jaunas Mandela, o šis portretas tapo vienu ikoniškiausių Mandelos atvaizdų. Istorinis ir politinis Pietų Afrikos kontekstas svarbu šiuo atveju tuo, kad jame glūdėjo prielaidos sukurti būtent tokį Mandelos kaip politinio veikėjo portretą. Pirma, šioje fotografijoje Mandela užfiksuotas labai sudėtingų jam metu. Jis jau buvo Afrikos nacionalinio kongreso narys, aktyviai įsitraukęs į politinę veiklą, nekartą patekęs į policijos akiratį ir sulaikytas. Jam buvo uždrausta dalyvauti susirinkimuose. Tuo metu Mandela jau buvo priverstas slėptis, taigi Vainbergas suorganizavo laikiną fotostudiją draugo namuose. Mandela buvo tapęs pagrindinio apartheido pasipriešinimo simboliu, tad paranku jį pristatyti kaip mesiją, o prireikus ir sukurti mitą. Tad komunistų partijai buvo svarbi jo simbolinė reprezentacija. Taigi tradicinis vyriškas kostiumas, kurį kasdien vilkėdavo teisininkas Mandela, niekaip netiko pasipriešinimo lyderio vizualiai reprezentacijai. Bet kokia vakarietiška apranga neišvengiamai sukeltų nepageidaujamų asociacijų. Kita vertus, Mandela gerai žinojo apie tuometinį nacionalistinių ir netgi rasistinių idėjų bei sentimentų pakilimą tarp juodaodžių šalies gyventojų ir būtent todėl pasirinko būti vaizduojamas apsisiautęs tradiciniais kosų genties drabužiai. Tačiau tuomet, kai mažame draugų bute Vainbergas fotografavo Mandelą, drabužius teko imituoti, apsisiausti šeimininko halatu, jeigu matot net kišenę, taip sustiprinant Mandelos kaip boksininko įvaizdį ir herojišką vyriškumą. Vainbergo kūrybinis indėlis be abejo taip pat buvo labai svarbus. Jo atsineštas istorinių, kultūrinių bei estetinių žinių bagažas lėmė būtent tokį Mandelos portreto kompozicinį sprendimą. Keliautojai iš Europos nuo seniausių laikų mėgo lyginti vietinius vyrus ir moteris su antikinėmis skulptūromis. Tad greičiausiai Vainbergas visiškai sąmoningai aranžavo Mandelos fotografiją, naudodamasis jam tuo metu žinoma Europos meno istorija bei antikinė ikonografiją. Nors nesivilkti įprasto vyriško kostiumo nusprendė pats Mandela, būtent Vainbergo estetinis sprendimas buvo šitaip atidengti krūtinės ir rankos raumenis, sukurti aliuziją į Romos Respublikos senatorių togas ir priminti apie graikų ir romėnų mitų herojus. Tačiau sprendžiant iš kuklaus Mandelos susikūprinimo, jam ta poza nebuvo labai jauki. Įdomu ir tai, kad joks kitas tuometinis įtakingas kongreso narys nebuvo užfiksuotas su, taip sakant, tautiniais apdarais. Įprastai visi partijos vyrai tuo metu nuotraukose buvo su kostiumais. Vainbergas dokumentavo beveik visus svarbiausius šalies politinius įvykius. Čia per vidurį vienas svarbiausių yra taip vadinamas išdavystės teismas, tai jis netgi turėjo ten, jeigu matot, ir 3 dalis yra suskirstyta nuotrauka, nes per 3 kartus fotografavo, nes visus net negalėjo sutalpinti. Ir ten jam net neleido dėl rasistinių, neleido ir baltaodžius juodaodžius kartu fotografuoti, jis ten turėjo ten daug montažo. Ten pasudeginimą fotografavo, pasutikrinimą, įvairius profsąjungų mitingus. Turbūt visur dalyvaudavo, kai tik kas nors vykdavo, jeigu jis nebūdavo kalėjimo tuo metu. Ir dažnai, kadangi buvo uždrausta fotografuoti, bet vis tiek tą darydavo, tai dažnai nuotraukos yra tokios, kur iš po skverno ar ten nuo stogo, ne apie estetiką ėjo kalba, o apie momento fiksavimo. Vainbergas nevengdavo ir sukonstruoti vaizdą, net dirbdamas pagal žurnalistikos tradicijas. Įdomus atvejis yra minios, susirinkusios palaikyti kaltinimui per prieš tai rodyto išdavystės teismą Johanesburge.
Joje iš to nuotrauka yra užfiksuota juodaodžių grupė, kurios pirmame plane 7 moteris iš Pietų Afrikos moterų federacijos su plakatais. O tarp jų yra įsimaišęs, sumišęs maždaug 12 metų baltaodis berniukas, tvarkingai aprengtas šviesiais šortukais ir marškiniais. Jis, nors ir sutrikęs, akivaizdžiai didžiuojasi tokią kampaniją. Tačiau keista yra tai, kad beveik visa minia nuotraukoje šypsosi. Kita vertus, kitose to paties susibūrimo fotografijose žmonių veidai susirūpinę, pikti ar pavargę. Todėl peršasi išvaizda, kad ši konkreti nuotrauka buvo sukonstruota. Žmonės tiesiog pozavo ir matyt pažinodami Weinbergą dėl jo profsąjunginės veiklos, bei jo sūnų Marką atsipalaidavę šypsojosi. Taigi yra nuomonė, kad čia yra tas berniukas pribėgęs ir jo sūnus Markas. Įdomu panagrinėti ir institucinį žvilgsnį Weinbergo nuotraukose. Pavyzdžiui, vienoje nuotraukoje vaizduojama juodaodė moteris, grubiai sulaikyta baltojo policininko. Šis atvaizdas išpopuliarėjo ir buvo imtas publikuoti įvairiuose antiapartheidiniuose leidiniuose. Bet filmo Eli Weinbergo Tamsusis kambarys 2004 metų, tas dešiniai, plakate ta pora tiesiog iškirpta iš fono, išdidinta ir šone papildyta kitais mažesniais Weinbergo kadrais. Tuo tarpu antiapartheidiniai savaitai skirtame plakate dėl neaiškių priežasčių beliko tik labai išdidinta bei apsukta tos moters su auskaru galva. Ar buvo apeliuojama į tos nuotraukos žinomumą, ar reikėjo tiesiog bet kokios juodaodės moters atvaizdo? Šiaip ar taip, būtent leidėjų ir dizainerių pasirinkimas lėmė štai tokį galutinį vizualinį rezultatą. Aha. Tai čia jau pereinant prie šiuolaikinio meno, šiuolaikinės fotografijos, norėčiau tiesiog šiek tiek parodyti, kad žydų fotografai kūrė ne tik 20 amžiaus pradžioje, bet jie yra labai aktyvūs iki šiol. Tai čia viena yra mano mėgstamiausia, jos nuotrauka buvo panaudota ir tai pirmoji skaidriai. Su pavadinimu tai Sidel Willow Smith yra 4. kartos žydų menininkė, gyvenanti Cape Town'e. Jos dėmesio sritis apima atmintį, tapatybę, migraciją ir baltumą. Ir čia pateikti jos darbai iš projekto Unsettled. Tai projektas, kuriame nagrinėjama baltųjų Pietų Afrikos gyventojų istorija, privilegijos ir apmąstymai apie tapatybę. Kiekviena tauta turi savo praeitį ir turi su ją susidurti, kaip aiškiai matytų dabartį ir įsivaizduotų kitokią ateitį. Kaip toliau sako menininkė, aš užaugau kaip tik pasibaigus apartheidui. Nuo pat pradinės mokyklos pradžios man buvo sakoma, kad tai esu vaivorykštės tautos vaikas. Ta vaivorykštės tauta yra labai populiaru, kalbant apie Pietų Afrikos visuomenę. Apartheido pabaigą signalizavo didžiulis atleidimo ir vilties gestas, kuris tuo metu turėjo peržengti 10 mečius trukusią smurtinę priespaudą. Tačiau Mandelos vaivorykštės tautos mitas baigėsi. Pietų Afrikoje stengiantis susitaikyti su nuolatinė socialinė ir rasinė nelygybė, projektui siekiama paraginti dalyvius ir auditorijos išnagrinėti savo istorinius ir būsimus vaidmenis, kraštovaizdėje paženklindama gilių socialinių randų. Ir dabar pereinant prie artimiausias mano širdžiai dalies, tai mano pažintis su Davidu Goldblattu. Tai mano pirmasis laiškas elektroniniu paštu Davidui buvo parašytas prieš 10 metų. Tame laiške aš prisistačiau, nes kaip tik pradėjau rašyti disertaciją apie Pietų Afrikos žydų fotografiją ir aš tuo metu galvoju, kad aš apriepsiu visų kartų žydų fotografijas. Nu, žinot, kai pradedi, tai galvoju, kad tu viską. Tai po to tik supratau, kad čia nerealu, bet tuo metu jam parašiau, tada galvodama, kad galbūt jis pažinojo kažką iš ankstesnių fotografų. Po metų jau pats Davidas kreipėsi į mane, prašydamas padėti suorganizuoti jo kelionę kartu su šeima į Lietuvą. Jis norėjo aplankyti savo tėvų gimtinę Papilės miestelį, jis jų vadintas jidiš variantu Popolan, Akmenės rajone. Ten 1890 metais gimė Davido tėvas Eli, kuris vėliau jo persikėlęs gyventi į Randfonteiną ir nupirko sūnui pirmą fotoaparatą. Kartu su kolegė Neringa Latvytė iš Vilniaus Gaono, tuo metu mes buvom kolegės Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejuje, lydėjom Davidą, jo žmoną Lilį, dukrą Brendą ir sūnų Roną kelionė, stebėdamas, kaip pirmą kartą gyvenimą Goldblattai susipažįsta su Lietuva. Čia buvo mūsų kelionė. Tai va ta prieėjimo rodoma didžiulio nuotrauko buvo padaryta tos mūsų trumpos kelionės po Lietuvą metu, bet aš turbūt labiau atsimenu pačią kelionę, negu tą konkrečią nuotrauką. Dėl to aš jas net dabar nerodau, nes
Mes pradėjom nuo miestelio tokios bendros istorijos, po to mums nuvedė į kapines, mes ten po to, bet dabar galiu tvarką sumaišyti, po to mes ėjom į upės krantą, kur buvo sustatyti akmenys, kur tas istorijos mokytojas, taip Stepanas Adomavičius surinkęs, ką jis surado per miestą, kur buvo suversti žydų kapinių akmenis, tai jis gražiai sudėjo į upės krantą. Ir po to jis nuvedė mus į tą mišką, kur buvo sužaudyti Papilės žydai. Ir mes labai skubėjom iki saulėlydžio, nes Deividas nefotografuoja su dirbtinės šviesas, nefotografuoja su blykste. Tai aš pamenu, kaip mes ėjom, čia dar taip saulė buvo pakankamai aukštai, mes ėjom į tą mišką ir čia mes jau išėjom ir ta saulė leidosi. Ir saulė leidosi ir jau čia po tų visų, tai kažkaip tas toks buvo labai ir gamtos, ir toks taip labai buvo jautriai. Tai aš tą turbūt labiau atsimenu. Ir tik daug vėliau aš pamačiau, kad galutinė nuotrauka yra būtent ta, nors man visas tas ėjimas, ta visa kelionė buvo turbūt daug svarbesnė ir padarė didesnį įspūdį. Tai to vizito Lietuvo metu turbūt Deividas ir susipažino su galerijos vadove, ponia Lalita, ir mes jau tada svajojom, kad mes dar jam, dabar taip kalbant, jam gyvam esant, atidarysim tą parodą, bet dėja nepavyko, dėl to dar daugiau džiaugiuosi, kad tada vis tiek pagaliau pavyko. Ir po to sekė daug daugiau brangių akimirkų, aš nekartą keliaudavau į Pietų Afriką dėl savo disertacijos ir aš apsistodavau Goldblato namuose ir Rono, jo sūnaus namuose ir važiuodavau su Deividu pažiūrėti, kaip jis fotografuoja, kas irgi yra įspūdžiai visam gyvenimui. Tai čia yra jo labai žymi mašina, tas Land Cruiseris, Toyota Land Cruiseris, taip, su kuriais visur važiuoja, kur yra pritaikyta, net vidu yra ir aparatūros, ir maisto. Ta prasme, ten galima gyventi, fotografuoti ir gyventi, keliauti po šalį. Tai, bet tik tiek, kad buvo skirtumas, kad aš sutikau Deividą, kai jam jau buvo 80 kiek metų, ir jis, kai atvažiuoja tamsiu metu pasiimti tavęs iš oro uosto su šitą mašiną ir važiuojant sako, aš žinai, man kažkaip akis merkėsi. Tai tu taip kažkaip galvoji, gal mes sustojam, kuris, ne, sako, gerai, biški, čia aš įpratęs. Tai buvo tokių šiek tiek neramių akimirkų, nes jis iš tikrųjų labai įpratęs su tą mašiną keliauti ar visur fotografuoti. Tai tada aš padariau tą nuotrauką, dar nežinau, nes jis ne vieną kartą važiuodavo vieną vietą fotografuoti, jis ten galėdavo važiuoti daug kartų, tai nežinau, ar būtent tuo metu jis padarė tą, ar kažkurio kituo metu, bet tiesiog kai pamačiau parodoj, kad šitą eksponuojama, tai labai nudžiugau. Tai turbūt jau... Čia šiek tiek turiu tokių kritinių pastabų. Pabaiga, kalbant apie žydų bendruomenę Afrikos šalyje, su juodaodžių dauguma, reikėtų išskirti tokius kelis svarbius momentus. Pirma, apie žydų vaidmenį antiapartheidinėje veikloje. Parašytojo žurnalisto Rodžerio Koheno prisiminimuose yra svarbus pastebėjimas, kartą išsakytas šeimos draugo. Ačiū Dievui už juodaodžius. Jeigu ne jie, tai būtume mes. Juodaodžiai buvo laikomi tam tikra apsaugos forma. Jeigu esate užsiėmę persekodami 10 milijonų juodaodžių, 10 000 žydų nelieka daug laiko. Taigi, kaip įprasta imigrantų bendruomenėse, didžioji dauguma žydų tylėjo. Žydų bendruomenė be abejo trikdė Šarpervilėje nužudyti juodaodžiai ar sovietų sukilimos aukos. Bet prisimindami lavonų pilnus griovius ir dujų kameras Europoje, žydai teisinasi, kad šiaip ar taip apartheido represijos nėra genocidas. Su didelėmis išimtimis žydai buvo linkę apartheido nematyti. Eli Weinbergo dukra Šeila sakė, mes gyvename kaip tipiški baltaodžiai Pietų Afrikos gyventojai. Mes buvome vidurinioji klasė, mums buvo patogu. Ir toks susijęs klausimas yra apie žydų kaip baltųjų, apie jų statusą. Tai kita vertus, žydų emigrantų iš Rytų Europos padėtis taip pat nebuvo vienareikšmė. Izraelio istorikas Gideonas Šimoni taip apibendrina šį dvilypumą. Jų, kaip privilegijuotos baltųjų mažumos dalies gerovė, be abejo priklausė nuo bendro susitarimo su baltaisiais. Remdamisi šiuo susitarimu, jie laikėsi liberalesnių pažiūrų nei dauguma kitų baltųjų.
bet iššūkis sandorio taisyklėms, kurioms visiems baltiesiems suteikiamos vienodos teisės ir galimybės, daugelis žydų, įskaitant ir smerkiančius apartheido, vertina kaip neabejotiną ir realų pavojų. Taigi, nepaisant antisemitinės diskriminacijos periodų, Pietų Afrikos žydų imigrantų socialiniams ir ekonominiams perspektyvams buvo ypač reikšmingas baltųjų statusas bei jo teikiamos privilegijos. Kitaip tariant, pirmoji žydų imigrantų karta, atvykusi į tolimą kraštą beveik be jokio turto ir nemokantį vietinių kalbų, dar galėjo būti arčiau juodaodžių. Bet antroji karta dėl savo baltumo buvo aukštai užlipusi socialiniais laiptais ir atitrukusi rasistinė parvisuomenė. Čia yra nuotrauka iš, vėlgi, Davido Goldblato vieno iš būtų, čia būtas Keiptaune, kuriame aš daug kartų atsistodavau, tai šiaip jis visą laiką teigdavo, kad jis ir nesilaiko košerinio režimo, ta prasme, jis daug ko nedaro, dėl ko žmona Lilė visą laiką pykdavo, bet jo čia yra virtuvės stalčius su peiliais ir šakutėm, tai toks popierius buvo įdomus įdėtas, tai aš negalėjau nenufotografuoti. Ir čia paskutinė skaidrė.